po smūgio, tiesmukas pavadinimas ir labai gal paprastas ženkliškas paveikslas. Tapybos darbas vėlgi nedidelis, tai turbūt, sakyčiau, remintis kito nedidelio paveikslo pavyzdžių, tai vėlgi jame įvykę kažkas yra neįprasto ir sakytume, bet svarbaus, jeigu konkrečiau, tai yra po mano sudėtingos sportinės traumos, galvos traumos, sakykime, buvo beveik pirmas paveikslas, kurį aš nutapiau, tai toksai, kaip matom, nesubalansuota figūra ir tas purpuras violetas toksai vėlgi nesakau anapusinio pasaulio spalva, bet truputį to sakralinio ir vis tik tai jo to kito pasaulio gal kažkiek spalva. Ir vėlgi matom veidą tokį kontūrų nupieštą ir vienas kitas veidas kairiai yra ant žemės pamestas, tai sakykime, noras sugrįžti į stabilę būseną, susirinkimas pats savęs dalimis į vientisą vienį. Tai sakykime, iš tos liulančios figūros terpės kelionė į stabilumą ir turbūt ir vėl kažkokia valdoma situacija.